Labas, Kasas čia ir šiandien rūkinsiu vištienos ketvirčius. Vakar užsimarinavau, pažiūrėkite dabar kaip. Marinatui naudosiu 2 didelius šaukštus česnako skiltelių, smulkiai supjaustytą. Tada kokį 1,5 šaukšto žvėrienos prieskonių. Tada turiu jalapeno prieskonių. Na čia gal pusę šaukšto. Lauko kepsnių prieskonių šaukštą. Na ir dar gerą šaukštą druskos. Gerus 3 šaukštus balzamiko acto, kad marinatas liptų. Jeigu pasidarėt marinatą ir norėsite jį naudoti po to, kai dėsite ant mėsos, tepsite, niedos nedėkite marinato, kuris buvo jau kontakte su mėsa. Prieš įdedant į mėsą marinatą, atsidėkite kelis šaukštus, pasilikite tą užtepimui, nes tas marinatas, kuris jau buvo kontakte su žalia mėsa, yra pilnas bakterijų. Sudėjau visus ketvirčius, cielus nieko čia jums nedariau, atidu visą marinatą ir dabar šiek tiek masažuosiu į vištą. Svarbiausia, kad pasidengtų, kad visa višta turėtų būti bent šiek tiek padengta marinatu. Dabar yra 7 valandos vakaro, tai pasimarinuos iki rytojaus 1:11 valandos ir pradėsiu rūkinti. Taigi praėjo jau nuo 7 valandos, daugiau negu 12 valandų su viršum. Marinatas pastovėjo, dabar kuriu ugnį. Vėjas šiandien labai didelis, jeigu yra didžiulis triukšmas, nepykit. Palauksiu, kol čia susidarys šiek tiek žarijų ir dėsiu vištą tada jau rūkintis. Vištienos sudėta, didesnę dalį arčiau link ugnies padėjau čia vanduo, kad šiek tiek deflektintų ugnį, kuri, matote, dabar veržiasi. Apsukau, kad būtų ugnies dėžė labiau į tą pusę, kur pučia vėjas visą šiandien dieną. Kaip matote, durelės nelabai jau iki galo užsidaro netgi. Turbūt šitą jau kepimą paskutinį darau šitoj rūkykloj. Užsisakiau kitą ir turbūt kitą video padarysiu, kaip susirenku jį. Dabar ugnis labai didelė, įpūtimą šiek tiek pamažinau, kad ugnis mažesnė būtų, ne taip jau trauktų baisiai, bet per tokius vėjus nelabai ką čia gali ir pridaryti. Praėjo beveik valandą. Vanduo beveik baigėsi. Šiek tiek gal per daug karščio buvo. Reikia dar pridėti vandens. 83 laipsniai jau visur, kur tik įsmeigiu. Mėsa 82, 84, tai jau vištiena iškepusi tikrai per tokios temperatūros 88. Tai va, šalta, vėjas didelis, daugiau kaip ir nereikia čia nieko. Maždaug valanda laiko nuo užkūrimo. Su vištiena daug nereikia, nes pati mėsa greit kepa, nėra labai jau tokia sunki stora mėsa. Kam patinka mano vaizdo įrašai, ačiū, kad žiūrite, spaudžiate like, subscribe mygtuką. Šiandien vėsu, šalta, daugiau nefilmuosiu. Iki kito karto. Te.